Na kągi, sveiki žvejai, kaip žadėjau, keliamės į smiltynį, pabandyti pagauti karšį. Pažiūrėsim. Ten čia dienos metu dar kažkom pagauti, dar ir dabar po 5, nu veita būsim 5 ir pažiūrėsim, ko ten pagauti. Gal kažkam apsimoka paryti čia patostogauti ir pusdienį skirti, pažvėjuoti. Šiaip vis laik vasarą bent kartą atvarau ir vis laik pavykdavau pagauti. Tai pažiūrėsim, gal pavyks šį kartą. Šį kartą keliauju su savo jaunuoju žvejų. Nagraužam nagų. Lipsim į keltą. Oho, kiek smiltyniai žmonių. Na ką, bandom įsikurti. Pabūsim kalnų ožiai. Prasimaišysim tokį jaukiuką. Šį kartą toks papuolė. Man rodos prieit kartu iki pat naudojau, kad sužvėjau. Pažiūrėsim, karšinis jau. Šiukšlių nepaliktam, susidedam atgal. Į tašę. Kažką vandens reikėtų pasisemti. Tiep, uždėsim pradžiai 60 gramų širiklėlį, pažiūrėsim, neša ar neneša. Jei gal labai didelį nėra, jeigu kas būtų galėjai naudoti tuokis. Kairvies visai gera skrenda. Nu, pažiūrėsim, kokiu čia mums prireiks. Čia jau tokių iš archyvų jau ištrauktų. Nu gerai, bandom užsidėti, pasižiūrėti žvejybos ant slykiukų, dadors ant zikiukų ir bandysime. Tokį pasiūlysim pradžiai. Pirmoji žuvis, kaip visada, ešerys. Kad ir kokia žvejyba, vis laik pirms ešerys. Srovė nedidelė. Iš marių pusės, kas būtent tokiu gerai. Kol kas tik smulkmė kabinėjasi. Viniok, nesustabdyk, nes čia į kliuvinius nebepertrauksi. Nu tai reiškia nėra. Meškerę pakelk.
Pakelt meškerę. Žolė yra. Ne, yra dar ešeraitis. Gal laivs pažadins karšius. Kad naktim kimp, tai girdėjau, prie naujos perkels arba prie klubo. Deina. Bet čia sukėpdavo į deiną. Ankstesnės metas, bet šiandien srovė atrodo gera iš marių. Bet pakol kas tik ešeriuką dauža. TT Line. Pažadink karšį. Jau karšinis kibimas buvo, gal karšis. Pažiūrėsim. Būtų gerai nenukristi tais akmenim. A jauti spurdą? Gerai, būk iškėlęs meškerę, kad čia neįeitų į akmenis. O, karšis. O, nekelk. Dailiai graibštą viską. Opa, turim karšį. Karšiekas yra. Duok pitaką. Nu va, sulaukiam. Taip paleisi atsargiai. Giliai įrijas. Nėra. O. Jau palei kibimą mačiau, kad čia turėtų būti karšiekas. Nebe ešeraitis. Priviliuojam. Gerai, tegu būna. Draugėliu atplaukė. Paulius žuvėdra ir pagava žuvėdra. Ko daryti? Eina savo. Nu, turėjom reikalų. Prisivaidina. Rimtai. Pala, sargiai trauk. Gal tu geriau pasiimk. Aš palaikysiu tą savo telefoną. Vai, atskrenda mama, tai jau būsiu reikalų. Laikysiu tą meškerę, aš palaikysiu tą telefoną. Pafilmuok. Ką dabar daryti? Mama nepyk, mes tu jau kaip nors atkabinsim. Bet ir vaidina mums.
priskrido prie manęs ir tada užsikabino. Tik čia. Kartais skringi. Nu, mamos, kad aš nepasilės. Nu ir 3 valandikį atbuvom. Nu ir ne kažką. Viens karšieks tik tą. Teptai. Ešeriuką daužą. O. Karšinskibiams, duomantą. Duomantą. Kšin. Karšinskibiams, palauk. Palauk, nu. Pasiruošk. Pala. Nu davai. Čia jau buvo karšis. Nejaugi tu te paleda. Nu mėgink kirsti, gal da tebe bus. Karšinis kibimukas bešnekant ant uždarimą, bet kažė pasikerta, jauti kažką. Nepasikerta. Jo, montras kibimėlis karšinis buvo ir išnaudojom. Paėmė iki galą. O jau neužilga kraustysimės. Tai duomantą kaptų ten sakyti. Prašom pakartoti. Tai tu sakyk. Į eterį, prašom. Ne. Nu sakyk. Nesakyk. Sakyk. Ne pats sakyk. Davai. Ne. Sakyk. Ne. Nu nežiūrėdam sakyk. Nenoriu. Kapten rek. Kapten sakė. Užmiršau. Žodžiu, laukit sekantį video. Susitinkam kažkur. Jau artėja Nemuno serialas už savaitės. Bet iki to gal dar kažkur nutūpsma ir išbandysma. Gal net įskirvyti dar užsuksiu prieš Nemuną. Nežinau. Tai kon, jeigu važiuosit čia, tų karšių yra čia, ką pataikys, čia gal įsikepti, tik turėkite įvairių širiklėlių, įvairių svorių, nes pradėjau 60 gramų laikį gera, o dabar jau 60 gramų neštai rek. Visokių svoriokų turėti ir čia pasirodė kaitaliuojas. Tai tiek, neišvyna, susitinkam kažkur kažkada, kažkaip.